Tai kodėl, pavyzdžiui, vieni žmonės, nors uždirba didelius pinigus, vis tiek gyvena nepasiturinčiai arba net skolinasi pinigus arba gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo. Aš esu konsultavęs žmonių, kurie uždirba po 17 000 eurų per mėnesį ir bankrutuoja. Ir esu konsultavęs žmonių, kurie uždirba ten po 1000 eurų ir gražu žiūrėti, kaip jie taupo, sustaupo ir viskas būna gerai. Kur čia yra psichologinis kažkoks dalykas? Kiekviena situacija unikali. Jinai turi savo laiką, vietą, aplinkybės. Tie, kur uždirba po 17 ir nieko nesutaupo, pakankamai dažnai tai būna traumos iš vaikystės. Tai būna kažkoksai nerealizuotas ego, tai būna kažkoks labai savivertės trūkumas ir bandymas per daiktus, keliones ar pinigų taškymas savo kažką ir kitiems įrodyti. Kas yra kvaila? Taip, jeigu atėjo dideli pinigai, tu galėjai biškį pasitaškyti. Bet visada turėti procentą, kurį investuoji, kurį atsidedi. Jeigu jau tavo didelis atlyginimas, tai tu gali ne 10, tu gali 20, tu gali 30, tu gali 5 procentų kas mėnesį atsidedinėti ir dalinti juos per akcijas, per investicijas.